Laidą pristato Lidl. Nes su Lidl kiekvienas gali būti grilio talentu. Paskutinėje Lidl grilio talentų laidoje kepame šašlykus. Kuris marinatas bus gardesnis, su pasukomis ar kiviu? Visa tai jau greitai laidoje. O, iš karto tas toksai marinuotos mėsos. Gal Kirilo neragauja? Sveiki, čia Lidl grilio talentai, aš esu Vytaras Radzevičius. Šiandien filmuojame laidą Nemuno saloje Kaune, kur Lidl švenčia savo 8-ąjį gimtadienį su skambiu šūkiu Grill and Fun. Šios laidos tema šašlykai, netrukus pažinsime su laidos dalyviais, bet prieš tai nuvažiuokime į Lidl parduotuvę ir įsigykime produktų šašlykams. Šašlykams mums reikės šoninės juostelių, vištienos, krapų, baziliko, agurkų, česnako. Taip pat jautienos, kivių ir įvairių daržovių, paprikos, pomidorų, baklažanų. Perkant reikia nepamiršti pasinaudoti Lidl Plus kortelę. Produktai jau ant stalo, taip pat čia susirinko žmonės iš Lidl gimtadienio šventės ir metas pažinti su šios laidos dalyviais. Kirilas Glušajevas, aktorius ir režisierius. Čirškinimo patirtis 20 metų. Eugenija Sutkutė Toliušienė, grilio profesionalė. Čirškinimo patirtis 10 metų. Mano grilinimo patirtis yra labai nepastovi. Santykiai trūkčiojantis, bet prasidėjo jie maždaug prieš 20 metų, jeigu taip intensyviau, bet šiaip bendrai tai nuo vaikystės būdavo jau kažkokie šašlykai, kažkokie kepiniai. Dar tais laukiniais 90-aisiais kieme turėjome kaimynę, jinai atvažiavo iš Amerikos lietuvė, ir jinai lauke organizuodavo pavasarį tokius piknikus talkas ir ten būdavo hot dogai. Tas dešreles irgi mes kepiam lauke, atsimenu. O vėliau jau nuo paauglystės, po to studentavimo laikai, tai vis būdavo, bet tai yra nepastovu. Mano grilinimo patirtis sunkiai apskaičiuojama. Dėl to, kad dažniau gaminu patiekalus griliui, bet negrilinu. Šiandien mes pagabinsime jautienos šašlyką, pamarinuosim jį greituoju būdu su kiviu ir svogūnais. Ir jeigu užteks laiko, dar iškepsim ir daržovės, irgi ant griliaus. Ir po to daržovės dar taip mes šiek tiek natūraliuoju būdu patroškinsim. Šiandien vištienos šašlykas apsuktas šoninė, su labai gardžiais agurkėliais. Patinka mėsą kepti, tai būtent šašlykus, bet vėlgi jautienos dažniausiai tai būna. Ir dar įdomu, smagu kepti sūrius. Labiausiai grilinti man patinka sūrį, dėl to, kad jis dar neatsibodęs. Galima paieškoti subtilių skonių ir susukti kažkas skanaus. Aš esu azartiškas kūryboje, azartiškas improvizacijos žanre, azartiškas atradimuose, kažko naujo mokymuose, ta prasme taip. Esu azartiška, kai pajaučiu, kad galiu laimėti, tada azartas visiškai sprogdina smegenis, bet šiandien esu visiškai rami ir man visai nesvarbu, kaip baigsis laida. Šiandien ypatinga laida, nes mes filmuosime, galima sakyti, nacionalinį lietuvišką tautinį patiekalą, tai yra šašlykai. Ir tuo pačiu šiandien yra kaip ir teatrališka diena, nes Auga tai yra teatro edukatorė, o Kirilas yra aktorius, tai jis turi daug ką bendro ir gaminsi tą patį patiekalą. Priminsiu taisyklės, kai tik aš jums įteiksiu peilius, jūs pradėsite gaminti, aš visai vaikščiosiu prie jūsų ir jums trukdysiu kalbindamas. Ir priminsiu dar apie prizus, kad
Antros vietos nugalėtojui atiteks šis puikus Lidl pirkinių krepšelis, įskaitant krepšelį. O pirmos vietos laimėtojui atiteks 200 eurų čekis apsipirkti Lidl parduotuvėje. Klausimų yra? Ne. Pasiruošę? Pasiruošę. Pagal saugumo technikos reikalavimus pradedam. Ir einu pirmiausia prie Augos, klausiu, ką gaminsi. Aš šiandien gaminsiu. Aš šiandien gaminsiu vištienos šašlyką, apsuktą su šoninė ir tokius labai gardžius agurkėlius. Gerai, linkiu sėkmės, einu paklausiu, ką Kirilas gamins. Girdėjai, Kirilai, ką gamins Auga. Taip. Aš gaminsiu jautienos šašlyką, tai dabar paruošime pirmiausia pačią mėsą, supjaustysim, o po to pakeliui padarysime ir marinato, reiškia, paruošimo darbus ir aš taip tikiuosi, kad mes spėsime viską suderinti, dar ir pagaminsime tokias keptas troškintas daržovės. Puiku, o ką naudosi marinatui? Marinatui naudosiu kyvius ir svogūną. Tai čia būtų kyviai. Labai gerai, nes jie rūgštį duoda gerą ir tokį skonį. Jo, ir plus kyvių marinatas, jisai labai tinka, kai mes neturime daug laiko, dėl to, kad jie su mėsa veikia kaip, sakykime, toks kaip mėsą minkštinantis ir labai greitai tai darantis, reiškia, komponentas. Tai perlaikyti irgi negalima, vieną kartą su perlaikęs kyviuose, tai gavosi fašas. Tam tikrą laiką, kuo greičiau, kad mėsa nesuirtų, nebūtų pažeista. Čia mes šiandien filmuojame Lidl gimtadienio šventę, tad yra taip triukšminga, šurmulio daug ir linkiu sėkmės. Ačiū labai. Kaip pjaustyti reiktų mėsą? Iš pajautimo, galvoju. Nežinau, bet gabalėliai turėtų būti vienodi. Taisyklė ar ne šašlyko pakankamai vienodi. Tai bandau taip ir padaryti, nes dar reikės susukti. Suktinukai. Taip. Kol Kirilas jau baigė ten marinuoti jautieną, išmasažavo ją gerai, Auga, tai mačiau atsinešė netgi savo iešmelį išmirkytų, kad jie nepridegtų. Taip. Ir dabar bandau susitarti su pipirais. Galiu padėti? Padėkit. Jo, čia turbūt taip. Va, liuks. Ir įpilėt kefyro? Pasukų. Pasukų. Nes pigiau. Ne, apie tai nepagalvojau, tiesiog galvojau, kokia rūgštis galėtų greitai juos pamarinuoti. Mes, kaip žinia, laidoje turbūt turim tą tokią greitąją versiją, tai reikia suktis greitai ir pasakos, man atrodo, čia labai tiks. O šiaip, jeigu nefilmuotume, tai kiek laiko marinuotume? Vištieną? Taip. Bent porą valandų tikrai. Gerai. Ir dar pakeliui tada, aš manau, kad čia tikrai viskas neblogai klostysis, mes dar spėsime ir apkepti baklažaną. Apdeginti beveik turbūt reikia. Jo, gausis, kad apdeginsime ir po to jį irgi tam tikrų būdų palaikysime, paruošime. Reiškias, šiaip dažniausiai tai galima ir tiesiog maišą naudoti, bet šiandien turime, kadangi kepimo rankovę, tai vėliau naudosim ją irgi daržovėm, taip pasitroškinti jų natūraliai įgautame karštyje. Auga, tavo specialybė teatro edukologija. Taip. Tai kas čia taip šuolis toksai? Kas čia tokio? Kas čia tokio, iš tikrųjų? Taip, aš pagal specialybę... Nes Kirilas, dėl to, kad aktorius dar užsiima dramos terapiją. Taip. Aš pagal specialybę teatro edukologija, tai reiškia, kad paprastai tariant, teatro pedagogė. Tai mes buvome Lietuvoje trečia laida teatro pedagogų ir mano visas gyvenimas visą laiką sukosi ir tebesisuka švietime. Tai čia vaikų mokymas teatre? Taip, vaikų mokymas, bet tai gali būti ir andragogika, tai yra suaugusių, ar ne, man teko dirbti ir su studentais, ir su mamom, pavyzdžiui. Tai dabar tik tai yra tokia gyvenime pauzė, 4 metai nuoseklios motinystės, bet taip, švietimas yra mano laukas. Man taip visai iššūkis bus kepti ant grotelių, bet mes pažiūrėsim, kas iš to gausis. Ko įprastai kepi? Šašlykinė. Ir labai svarbus vieno draugo seniai jau išmokytas būdas nuolatos sukti. Iešmą. Be perstojo. Be perstojo. Tai čia šiandien pabandysime truputį kitaip. O, čia kokie jau vyksta procesai. Čia, taip, užtaisysim tam. Beje, aš Sakartvele, būdamas, mačiau labai įdomų dalyką. Žinai, kad man vienas kartvelas sako, ne tik nori aš tau užmausiu kiaušinį ant iešmo. Tai prasme, žalią kiaušinį. Aha. Kaip galvoji, įmanoma? Įmanoma. O kaip? Greitai turbūt reikia, ne? Nu tai, bet jis vis tiek ten tinkšt kažkas. Iš tikrųjų tai kaitina labai iešmą. Aha. Iki raudonumo beveik ir tada kažkaip
dūrę ir tada tas iešmas iškart iškepina kiaušinį iš vidaus ir jisai niekur neišbėga. Na, Kirilas jau kepa daržovės, o auga. Keliauju prie agurkų, kol vištiena marinuojasi. Agurkai, tai ką dabar gaminsiu, tai turėtų čia stovėti šalia mano tėtis ir jis gaminti. Nes jau ne vieną vasarą, visada važiuojant pas tėvus, prašau, kad tėtis pagamintų tų agurkų. Čia šeimos receptas. Nu, čia labiau tėčio. Jis nėra gamintojas. Bet dinastinis. Jo. Tai aš pabandysiu atkartoti, nežinau, ar man pavyks. Ir niekada negaminu tiksliai pagal receptą. Tai ir šiandien truputį paimprovizuosiu. Iš akies. Ir žiūrėsim. Jo. Tai ko mums reikės? Agurkų. Druskos, česnako ir krapų. Ir aš dar įdėsiu vieną slaptą ingredijentą. Gal net 2. Jau kai dėsiu, galėsiu išduoti, ar dabar pasakyti? Ne, kai dėsiu, tada bus tokia didesnė intriga. Gerai. Agurkus reikia supjaustyti išilgai. 4 dalis, taip, ir tuomet viskas keliauja į maišelį, dėžutę, šiuo atveju į kepimo rankovę. Iš kivius pabandžiau panaudoti balandėlių gamyboje vietoj pomidorų dėjau, tai žinok, visai gerai gavosi. O, įdomu. Rūgštis, gera, viskas gardu. Jo, faina, apskaitai jis toksai ir virškinimui gerai, ir šiaip gaivus toks. Va, tai čia pas mus Kepa. Va, tai čia irgi ilgai netrūksim. Kad pagautų aromatą. Jo, pagautų aromatą ir po to, kadangi jie įkaitę bus, kai dėsime rankovę, tai jau patys jie tą troškinimo procesą ir paleis. Patys save ištroškins. Jo, tom ir patogu. Šiaip tai, vat, kiek žinau, tai toksai būdas irgi tas daržovės gamintai iš armėnų ir irgi iš Sakartvelo atėjo, tai adžop salom, man atrodo, kažkaip vadinasi, neatsimenu dabar pavadinimo tiksliai, bet kažkoks adžop kažkas tai. Adžop. Auga dar prisiminė, kad reikia įdėti medaus kažkur, ne? Kadangi jau vakar gavau iš uošvių visiškai šviežaus, galvoju, kad jis labai tiks ir šašlykose truputėlį, ir agurkose. Mano tėtis tikrai to nedaro, bet aš pamėginsiu. Čia eksperimentas. Taip, eksperimentas. Man nepatinka gaminti nuobodžiai. Čia galim parodyti, kaip atrodo. Agurkai sudėti į maišelį, įspausta česnako ir dabar įdėsim medaus. Ir po to turbūt vartysi. Taip, labai daug. Ir paskui svarbiausia, kad kokį 10 minučių nuolat jų nepamiršti. Jie tokie mėgstantis dėmesį. O tuo tarpu Kirilas jau supjaustė kivius, šauna į mėsą. Sutraiškiau. Sutraiškiam, kad sultingai viskas vyktų. Dabar vyks masažas. Jo, vyks masažas, greitai va. Pradedam, pamasažuosim ir čia pat jau neužilgo perleisim mūsų daržovės į rankovę. Visas marinatas, kaip ir minėjom anksčiau, jisai labai greitai minkština mėsą, tai perlaikyti. Greito veikimo. Jo, nes ten vyksta fermentacijos procesas, kurio pagalba, šiaip jeigu perlaikyti, tai gautume faršą vėliau. Tai va, dėl to būkite atsargus, bet... Nereiktų, tiem, kas negali kramtyti, tai gal visai nieko. Taip, taip pat to galima reikia tokio glotnutis iš jautienos gali gautis. Taip, čia pipiriukai. Druska, pipirų nebus ir krapai. Labai svarbus ingredientas krapai. Kaip ir auginti agurkai be krapų. Čia yra esmė. Nu va, ir kvepia irgi, man atrodo, kad... O, iš karto tas toksai marinuotos mėsos. Aha, nes fermentacijos procesas vyksta. Žaibiškas. Jo, biochemija daro savo. Labai kruopštus čia procesas, atsakingas. Man patikėtos svarbios pareigos. Galiu sukratyti į apačią? Aha, būtinai. Tai, pirma dozė. O tuo tarpu auga, matai, kaip su agurkais dirba. Intensyviai. O, mes irgi tokie visur ir vienam ir kitam krašte trumpam juos užrišim. Ir ką, po truputį jau keliausim prie mėsos kepimo. Jo, prie mėsos kepimo dar galim šiek tiek palaikyti per tą laiką. Aš dar paruošiu ir česnakus. Nu, o čia mūsų daržovkės. Čia padėsim, kad taip arčiau manęs būtų saugiau. Gerai. Nu, geras metodas, kaip galiu padėti kažkaip? Taip, aš pagalvojau, kad čia galima net žaidimą kokį mėtymo, kaip kamulio žaisti, ir agurkam naudinga, ir laiką praleisti galima. Šitai beje labai gerai, jeigu su krakmolu mėsą kinietiškai darai, irgi dedi krakmolą. Šią savaitę dariau ir taip nesugalvau, aš dėžutėje. Jo.
Man vis atrodo, kad tas bazilikas grius. Vėjas pakilo virš Nemuno salos. Taip, dabar mano pagaliukai. Išmirkyti, kaip priklauso. Taip. Visą naktį mirkiau vandenį, galvodama, kad reikia, kad jie nesudegtų, taip. Ir pradėsim sukti Suktinukus. mėsytę. O be vištienos kokios dalys geriausia? Šlaunelių mėsą aš renkuosi. Ne krūtinėlė, nes sausa. Ne krūtinėlė, jo. Nors aš taip labiau mėgčiau vizualiai krūtinėlę, man tokia gražesnė mėsa, bet jau supratau gamindama, kad niekas neatstos šlaunelių mėsos. Eilėraštis. Mano mėgstamiausia vištos dalis yra Šlaunelė. Sparneliais ir krūtinėlėm nelabai yra ką veikti. Nors, pavyzdžiui, kinai irgi vertina tas dalis vištos, kurios daugiausia juda, tai tas letenėlės su nagais ir kojas, ir šlaunelės, o krūtinė joms yra mažiausia vertė turi. Labai greitai vyksta mėsos suminkštinimo procesas, jau jinai keičia spalvą tiesiog akise. Akise ir minkštėja, tai mes galime iš karto pradėti mauti, tai jeigu padėtų man, būčiau labai dėkingas. Gal aš šiandien tik pažiūrėsiu labiau. Gerai. Ir paragausiu po to. Gerai, super. O čia kokie gražūs suktinukai, didesni, mažesni pagal vištos gabalą. Taip. Turėtų būti vienodi, bet tai turbūt yra nerealu. Man tai iš viskas vienoda nelabai. Taip. Matau, kad bus gerai. Šiandien man bus nepaprastai sunku išsirinkti, kas skaniau, nes abu receptai, man regis, labai geri. Čia kol mes vyniojame, ten vyksta varžybos dešrainių valgymo, ar kažkas girdžiu, kad suvalgė 11 dešrainių pienų įpilų. Jau neblogai. Bent jau ramu dėl mūsų šašlykų tikrai neteis turbūt. Ne, jau po dešrainių tai iki čia tiesiog net neštų savo kūno. Aš dar pakratysiu. Gerai, ačiū labai. Jis turiu geras pareigas. Agurkų kratytuvas. Bet pažiūrėsim, kaip ten su tom proporcijom, kai ištrauksim agurkus. Aš net galvoju, grįžęs šiandien pasidarysiu irgi taip labai greitas būdas. Ir česnakėlis, ir rankos. Matot, kaip jaudinu? Nesijaudinkit, tikrai, viskas gerai. Taip, česnako ir alyvuogių aliejaus. Taip. Kurį turbūt reikia. Uždaryt, sakot? Kiaušinis šitas visai ne mano. Tai aš irgi ant atviros kepsninės mėgstu dirbti, bet čia kaip jau... Čia dar skaičiukai turi kažką rodyti. Aš geriau nusiraminsiu taip. Tuk svečių. Tuk, užeikite, prašom. Sveiki. Oho. Apdegino, sudėjo į kepimo rankovę. Wow. Ir dabar čia jas Aš tikrai žiūrėsiu šitą laidą ne dėl to, kad filmavausi, dėl to, kad išmokti Kirilo receptą. Na. Nes tos daržovės tikrai labai intriguoja. Čia, man atrodo, jau labai gerai iš to, ką aš matau. Kokia spalva pasidarė. Taip, labai gerai. Atrodo, kad jie šulinį buvo rauginti kokius metus. Bus gardu. Čia pažiūrim. Opa. Vyksta. Kaip čia kas pučiasi, ten nieko nepakeis. O, šakės kaip česnako ir druskos. Bet gerai, aš žinau, kad jums aštri patinka. Gerai. Nu gerai. Kokios salotos puikios, ką? Aš nedrįstu žiūrėti, nes ima toks pavydėlis. Nieko, mes kaip sakoma, mes kaip čia varžomės, kovojam, bet kovojam už grožį, už taiką, už harmoniją ir už skonį. Gerai atrodo. Atrodo gerai. Žiūrėsim, kas ten viduj bus. Na, panašu, kad, mėly teatralai, jūs jau nuiminėsit tuoj savo kepsnius. Taip. Taip, visai tuoj dar. Aš tai jau ir paprastuoju būdu. Puiku, kad išmirkėjai iešmelius, nes jie būtų 100% sudegę, nes dabar jau apdegė. Ir rekomenduoju tikrai per naktį, ne šiaip čia valandėlę, bet tegul stovi tam vandenį, jeigu jau rytoj tą šašlyką. Galima dar užmerkti naktį ir žiūrėti, kaip jie mirksta visą naktį. Taip, vaikai mano pažaidė su vandeniu. Atėjo ta iškilminga akimirka, kai man reiks paragauti ir nuspręsti, kienogi čia skaniau yra.
gal pradėkime Augos, ne? Kirilai, tu irgi gali ragauti? Gerai. Einam čia. Ačiū labai. Ekspertų komisija. Taip. Reikia taip turbūt persipjaut. Labai viskas minkšta, sultinga atrodo. Spadažiukas užteptas. Skanu. Labai. Labai švelnu, subtilu, minkšta. Gal Kirilo ar neragauja? Aš taip, galima ranką. Tokia tikra mėsa. Jo? Tikra. Tikra tokia mėsos skonis. Turiu mani, kad niekas neužgožia mėsos skonio. Net druskos norėtųsi, ne? Ant menčių esu ir man iš tiesų jūsų abu patiekalai labai gardus ir labai sužinau šiandien daug ką naujo, kaip ir žiūrovai turbūt. Aš siūlau traukti burtus. Opa! Gerai? Gerai. Kurioje rankoje bus pomidoriukas? Jeigu atspėsi, tai tu laimi. Jeigu neatspėsi, Kirilas. Čia. Aš būčiau skelbęs lygiasias, bet gavosi, kad Auga laimėjo. Aš noriu įteikti Kirilui antros vietos prizą, Ačiū labai. o Augai pirmos vietos prizą. Ačiū. Linkiu visiems geros vasaros, o tie, kas norite sužinoti receptus ir pažiūrėti dar kartą šią laidą, žiūrėkite tv3play.lt ir Lidl Lietuva YouTube kanalą. Geros vasaros! Laidą pristato Lidl. Nes su Lidl kiekvienas gali būti grilio talentu.